Hello, Krister. I could do it. Ah, very good. Thank you, Jolanta. No problem. I didn't expect, but yeah. Yeah, just to take a chance here. Mhm. So, are we going to get crazy if we go to enlightenment? Ar mes išprotėsim, jeigu nušvisim? Toks klausimas. There are many fears and resistance towards freedom. Ar daug turime baimių ir pasipriešinimo nušvitimui? It can be fear of the unknown, Gali būti baimė. Ano? fear, Va. yeah, going to the unknown. Aha. Gali būti baimė nežinomam, nežinojimui, kas bus, kaip viskas vyks. It can be fear of losing control, Gali būti baimė, kad prarandame kontrolę, losing ourselves. prarandame save. It can also be a fear of losing your mind. Taip pat gali atsirasti baimė, kad prarandame savo protą. And some people have this. Ir kai kurie žmonės tai jau patyrė. Yes, I have it. It's good to clarify this Būtų gerai tai išgryninti, išsiaiškinti. because there are some cases, Todėl, kad kai kuriais atvejais even people writing books about their own cases, žmonės prirašo knygas apie savo atvejus, that they think they have come to awakening, nes jie mano, kad atėjo į nušvitimą, nubudimą and then they have a mental illness. ir tada jie suvokia, kad turėjo tiesiog kažkokią tai mentalinę ligą. And they think they have awakening state before the mental illness. O jie mano, kad turėjo nušvitimo būseną prieš tą mentalinę ligą. This is not true at all. Tai visiškai netiesa. Awakening has nothing to do with mental illness. Nušvitimas, nubudimas neturi nieko bendra su mentalinė būsena liga. There are cases when they are describing their state as Sankon Kundalini rising in the back, spine. Kartais jie nusako savo būseną, kaip, kad nubunda kundalinį nugaroje, per stuburą kyla. And then they just love the whole world. Ir tada jie loud? Everything. Loud? Love the whole world. O, ir jie pamilsta visą pasaulį, myli visą pasaulį. Everything is accepted. Viskas yra priimtina. So peaceful. Taip ramiai, taikiai. And then they think they have come to awakening. Ir jie mano, kad jie atėjo prie nubudimo. And then they have to end up in hospital. Bet tada jie baigia savo kelionę ligoninėj. It's just a very, very severe misunderstanding. Tai yra didžiulis nesusipratimas. You can love the world in many ways. Jūs galite mylėti pasaulį daugybę būdų. But the real love we're talking about here, Bet tikra meilė, apie kurią mes kalbame dabar čia, in connection to freedom and enlightenment, kuri susijusi su laisve ir nušvitimu, has nothing to do with mental illness. jinai nieko bendro neturi su mentalinė liga ar sutrikimais mentaliniais. So people will be afraid of this. Todėl žmonės dažnai bijo šitos būsenos. Maybe I will get crazy. Gal aš išprotėsiu. They will just sitting there and they have to feed me. Tik sėdėsiu, o jie mane turės maitinti. That's nothing to do with freedom at all. Tai nieko bendra su laisve neturi visiškai. So please, we should not mix these two. Ir todėl nemaišykime šitų dviejų dalykų. Awakening is to see how it is. Nubudimas yra kad pamatyti tai, kas yra, kas iš tikrųjų yra. It's an understanding which is beyond the story. Tai yra supratimas, kas yra už visos istorijos, už visko, kas vyksta. Mental illness is something which happens in the story. Mentalinis susirgimas, negalavimas yra kai kas vyksta pačioj istorijai. So this fear of getting crazy, Baimė išprotėti, because I have some cases and books about it, yra knygų parašyta apie tai daugybė. has no ground whatsoever.
Neturi jokio pagrindo šitos knygos, netiesa, ką jie rašo. Just want to clarify this. Norėjau tik tai paaiškinti, Not because of theory, ne dėl teorijos, but because there are some people coming here bet tam, kad kai kurie žmonės ateina čia, who has this problem, kurie turi šitą problemą. have this fear of going there, Turi baimę, nušvitimo, nubudimo baimę. and it become a blockage, Ir tada turi bloką an obstacle, ir kliūtį, because this fear can be quite strong. nes ta baimė gali būti pakankamai stipri. But there are tools to work with this. Bet yra įrankių, kaip dirbti su tuo. This is only not only to clarify the ideas behind it, Todėl aš norėčiau paaiškinti šitas idėjas, kas stovi už šitą. but to work practically. Ir pasakyti, kaip dirbti su tuo praktiškai. There are tools to handle the situation, Yra įrankių, kurie padeda suvaldyti šitą situaciją. but there is a big fear of getting lunatic or getting crazy. Bet yra didžiulė baimė neišprotėti. Daugelis ją turi. You don't have to worry at all. Jūs visiškai neturite dėl šito pergyventi. But these words can be not so, maybe comforting, but it doesn't help so much. Ne visada šitie žodžiai, jie atrodo malonus, bet ne visada jie padeda. If you have this fear, it's much better to work with it by using some specific tools that we have. Jeigu jūs turite tokią baimę, tai geriausia yra dirbti kartu, sesijose, kalbėti ir naudoti tos įrankius, kurie padeda praeiti. And if this is quite strong, this fear, Ir jeigu ta baimė labai stipri, maybe that's only the obstacle you have. tai galbūt tai vienintelė kliūtis, kurią jūs turite, You're not seeing the freedom state, nematydami laisvės būsenos. which is already here. Already here. Which is Ah. already here. Kuris jau yra čia, ta laisvė visada yra su jumis, jinai čia. So let us work with it if you have this fear. Tai tuomet dirbkime su tuo, jeigu jūs turite tokią baimę. I just want to clarify this because there's some cases here. Aš norėjau tai paaiškinti tik todėl, kad jau yra tokių atsitikimų, yra tokių atvejų. So now I open for questions here. Dabar aš atviras klausimams. Do you have any questions around this? Gal turite kažkokių klausimų šią temą? Or any comments Ar komentarų, or protests? ar protestų? Everything is allowed to be here. Viskas čia yra priimtina. Okay, we have a question from Kathy. Turime klausimą, Katė, nori kažko paklausti? I will read it. Aš perskaitysiu. Can someone who is mentally ill awaken? Ar gali kas nors, kas yra mentaliai ligotas, ar jisai gali atsibusti? Of course, Žinoma, because the mental illness is in the story. nes mentalinė liga, jinai yra pačioj istorijoj. And awakening is happening outside the story and in the story as well. O nubudimas vyksta ir istorijoje, ir už istorijos ribų, It's on both places. abiejose But pusėse. the most important is to see how it is. Ir svarbiausia yra pamatyti, kas tai yra, kaip tai yra. To see that we are not the responsible person in the story. Pamatyti, kad mes nesame atsakingi už tą istoriją, kuri Cool. vyksta. Who is mentally ill. Ta istorija, kuri vyksta tam mentaliai sergančiam žmogui. So of course it can happen. Tai žinoma, tai gali atsitikti. It's actually two different things. Tai gali atsitikti abiejose, tai yra du dalykai. You can be totally awakened Jūs galite būti visiškai nubudęs and have a mental illness as well. ir taip pat turėti mentalinę ligą. I think we have one question before you, Ola. Dar vieną klausimą. Do you have dreams during sleep? Ar mes turime sapnų miegodami? It's not about me here. Čia ne apie mane. I'm totally uninteresting, right? Aš visai neįdomus, ane?
course, it can be dreams. Žinoma, kad tai gali būti sapnai, Just to answer your question. tik tam, kad atsakyčiau jūsų klausimą. But they are more like fairy tales. Bet ten yra daugiau fairy tales, kaip pasaka. Not fairy tales about monsters. Ne pasakos apie kažkokius monstrus. No, nice fairy Alice in Wonderland or something. Kaip Aliusa stebuklų šalyje, kažkas tai tokio. Nice movie. Huh? Gražus filmas. There doesn't seem to be any need for any nightmares or something, or stress. Nereikia to streso arba tų baisių košmarų naktį. This subject of dream is very big. Which one dream? The subject of dreams are very big. Subject of dreams, oh yeah. Yeah. Tas dalykas apie sapnus yra labai platus, didelis. And scientists, they have a little bit different opinions of why we're actually dreaming. Ir mokslininkai, tarp kitko, turi skirtingas nuomonės, kodėl apskritai mes sapnuojame. Well, let's not go into that. Bet gal neikime į tai. Just noticing that the dreams are also changing. It's a good point. Thank you. Gerai, kad paklausėte, aš norėjau tik pasakyti, kad sapnai taip pat keičiasi. Geras. In my childhood, Mano vaikystėje I had a repeating dream coming. aš turėjau sapnus, kurie kartodavosi. Sometimes someone wants to kill me all the time. Kažkas norėdavo mane užmušti visada. Yeah, it's nice. It's funny to think about now afterwards, but it was not very nice when it happened. Dabar sako, kaip ir nieko klausytis apie tai, bet kai aš tai turėjau, tą patirtį buvo labai nemalonu. Nowadays, Mūsų dienomis there's no one who wants to kill me. niekas nebenori manęs nužudyti. Is that the answer to your question? Ar aš atsakiau į jūsų klausimą? I think Artiom. we take Ola first here. Dabar Olgos klausimas. Hello. Hello, welcome. Hello. Thank you. Sometimes, or I feel like to get in touch with awareness and the oneness. Sometimes in my daily life, there is fear or tension. You have to translate between. Kartais aš jaučiu, kaip jisai pasakė? Can you repeat what you said, Ola? Sorry. It's like in my daily life, there is fear and tension. Yra baimė ir įtampa. That sometimes stands in the way for me to get in touch with awareness, or at least man neleidžia susisiekti su sąmonė, bendra sąmonė. O bent jau or at least this is my experience. Tai yra mano patirtis, kad va tos baimės neleidžia jam susisiekti su savo sąmonė aukštesnė. Arba ne sąmoningumu. And I feel like I have some issues sometimes with authority, so then Ir tada aš jaučiu, kad aš turiu problemų, kažkokių tai nesklandumų. So then sometimes this would make me kind of not live authentically. Ir tai trukdo man gyventi autentišką gyvenimą. Could you speak about this subject? Ar galėtumėt pakalbėti šią temą? Well, we have individual sessions, you and me. Mes turime asmeninės sesijas su tavimi. And it has to do with, I mean, it's a lot of things you bring up here. Yeah. Daug dalykų iškyla šito klausimu. Fear and tension and authority. Baimė, įtampa, authority, pagarbus objektai. It's not one single answer to this. Nėra vientiso atsakymo šitam klausimui. Because everyone is unique. Nes kiekvienas yra unikalus. And that's why we be working with obstacles on the individual level in individual sessions.
Todėl su trukdžiais, su tuo, kas trukdo mum pamatyti, pasiekti, mes dirbame asmeninėse, privačiose sesijose. So fear can have hundreds of reasons for its come. Todėl baimė gali turėti šimtus įvairiausių aspektų tam, kad jinai atėjo. And tension is also just some kind of word to put on many, many things. Ir įtampa tai yra žodis, kurį mes uždedame, užkabiname ant daugelio dalykų. Tai nebūtinai įtampa turi būti. And even problem with authorities. Su valdžia. Ir netgi problemos su valdžia. So it's not easy to have a general answer to that, Ola. Todėl nėra tokio apibendrinančio atsakymo iš tą klausimą, Because it can have so many sources. nes gali turėti labai daug ištakų šitą problemą. So it's better to focus on it on the individual sessions actually. Todėl aš siūlyčiau geriau fokusuotis asmeninėse sesijose atsakyti šitą klausimą. Have we booked up a session? No, we haven't. If you want to have, sorry. Jis sako, ar mes jau užsiregistravom sesijai? Jis sako, ne, aš dar neužsiregistravau. But you have little tool to work with, right? Bet sako, turi vieną įrankį jau dirbti su šituo. Jis sako, taip turi. So if you want to, you can just put a note on WhatsApp and then we will book up a session. Sako, jeigu tik turi norą, galima užsiregistruoti tai sesijai ir mes ją turėsim, pakalbėsim. And then we can go more deeply into the fear and tension authorities. Ir šitoj sesijai mes galėsim giliau pažiūrėti į visas šitas baimės aspektus. Is that okay? That's wonderful. Yeah, because if I say something which is not applicable for other people, they still have fear and so on. Sako, nes jeigu aš pasakysiu kažką, tai gali nebūti tas pats, ką žmonės turi omeny, kalbėdami apie savo baimės išraišką. Thank you for the note. Thank you. Bet ačiū, kad paklausai. So we have a question here. What about doing theater as a job or in spare time? Kas theater? Yeah, Ką jūs apie daryti, dirbti teatre kaip darbu laisvu laiku? Can it be more difficult as enlightened? Ar tai gali būti sunkiau negu nušvitimas? If you have no so-called shadow sides or personalities to use in different roles. Jeigu tu neturi šešėlinių pusių ar asmenybių, subasmenybių, kurios galėtų dalyvauti skirtingose rolėse. Čia aš manau, kad yra su potekste klausimas. It's a good question. Thank you, Anders. Geras klausimas, sako. This is also one misunderstanding about enlightenment. Tai irgi yra apie tos pačius nesusipratimus nušvitimo. We think we are changing the story. Mes visi manome, kad mes keičiame pačią istoriją. It's one big misunderstanding. Tai irgi yra didelis nesusipratimas. We're not changing the story really. Mes iš tikrųjų nepakeičiam tos istorijos, to pasakojimo. Because the story has been going on without us being enlightened. Todėl, kad ta istorija vyksta visiškai nepriklausomai nuo to, kad mes nušvitame. Automatically. Jinai automatiškai vyksta. And you will continue to do that automatically after enlightenment also. Todėl jinai toliau tęsis, netgi jeigu jūs nušvisit, ta istorija tebevyks. So if you, for instance, are working as an actor on a theater, pavyzdžiui, jeigu jūs dirbate kaip aktorius teatre, there is no reason to not continue that. Tai nėra problemos netęsti šito darbo, nedaryti šito darbo. Nėra tos, gali tęsti. The difference is that you know in the background, you know how it really is. Esmė yra tame, kad jūs žinote, kas iš tikrųjų vyksta tame backgrounde, tame užkulisiuose. That you're playing in the theater on two levels. Kad jūs vaidinate teatre dviejais lygmenim. First, you're playing a role in the theater called life. Pirma rolė jūsų. Tai, kad jūs vaidinate tame teatre, gyvenimo rolę. And then you know by enlightenment, you know there's no responsible person behind that role playing one. Ir iš nušvitimo taško jūs žinote, kad niekas neatsakingas už šitos rolės vykdymą. And then you're playing a theater play within the theater play. It'll be complicated.
Ir antra rolė yra ta, kurią jūs vaidinate teatre. Tai yra antra jau rolė - gyvenimas ir teatro rolė. If you have the role to play in the theater play we call life, Jeigu jūs vaidinate rolę teatre, kurią mes vadiname gyvenimu, as an actor on the theater, kaip aktorius teatre, that will probably continue. nu tai tęsis. That will probably continue. Tai tęsis. Tai tęsis. Tai Okay. tebevyk. Okay. But Bet, as always, some more angles to it, right? kadangi visada yra daugiau aspektų, daugiau kampų pažiūrėti iš, Because the story is changing also after enlightenment. pati istorija keičiasi po nušvitimo. Not by changing the profession as an actor, Nepakeitus profesijos kaip aktoriaus, but the whole psychology has collapsed. bet visa psichologija sukrenta kaip kortų namelis. There is no psychological needs anymore. Ir nebereikia jokio psichologo po to. But of course, that is a huge change. Could you repeat, please? Yes, that is a huge, big change. Tai yra didžiulis pokytis. Because life is now totally freedom. Todėl, kad dabar gyvenimas tapo visiška laisvė. It doesn't matter what happens. Nesvarbu, kas bevyktų. There's no person who needs attention. Nebėra jokio asmens, kuriam reikalingas dėmesys. So if your actor role Taigi, jeigu jūsų aktorio rolė in the theater teatre is built on a need to be seen, for instance, yra pastatyta su poreikiu būti pamatytam, that will probably change. tai tikriausiai pasikeis. But if you're working as an actor because it's fun and you like it and it's interesting, Bet jeigu jūs dirbate aktorium, kadangi tai linksma, jums įdomu ir patinka, but it's not connected to any psychological needs for attention, for instance, bet tai nėra susiję su jūsų poreikiu dėmesiui, that will continue. tai tęsis. How do you feel about this answer, Anders? Ar kaip jums atrodo toks atsakymas? Well, Ar aš atsakiau jums? Sorry. Yes, thank you very much. That was very helpful, actually, okay. because yes. Man tai Because padėjo. because I haven't played any theater for a very, very long time, but now Aš- since I'm Vaidinau teatre, bet dabar, kai aš pradėjau, but now I'm half pensionist, aš pusiau pensininkas, so I have more time. aš So turiu daug. now, but that helped me very much. Just enjoy. Man labai Yeah. padėjo tas atsakymas, o Kristeris sako, tik tai mėgaukis. Yeah, enjoy it. Then- Yeah. Yes. I have another question, actually, if Okay. it's okay. Just take like Mhm. this. Yeah. It's about you and many other who are enlightened, and Daug- you Žmonių, Yeah. kurie nušvitę, jūs ir kiti žmonės, kurie nušvitę. when you talk about the ego, Kai jūs kalbate apie ego, you say there is no ego, jūs sakote, kad nėra ego. but can it not be like that there is an ego, but there is no charge in the ego? So Bet ar gali būti taip, kad nėra ego, bet yra atsakomybė, kažkoks tai atsakomybės aspektas ego? isn't that rather the case? Ar gali taip būti? Just You- wonder. Yeah. Good question. Geras klausimas, sako Kristeris. Ego it doesn't exist as a thing. Ego neegzistuoja kaip dalykas. It doesn't have an independent existence as something independent existing. Jis neturi kažkokio tai nepriklausomo buvimo. It's just a thought Tai yra tik mintis, planted there from the childhood. kuri įsodinta į mus nuo vaikystės. But, second but today, Antras bet today, šiandien. ego can have a function.
Ego gali turėti funkciją in the childhood vaikystėje, to create some kind of shield around, kuris sukuria tam tikrą skydą aplink mus, to a little bit of a defense apginti mus, against other children pavyzdžiui, nuo kitų vaikų and against the parents. ir nuo tėvų, pavyzdžiui. But then it is a psychological function. Can you understand what I mean by this? Ir tada jisai turi tokią psichologinę funkciją. Ar jūs suprantat, ką aš sakau? Where it doesn't exist as a substance, something which is real. Tai neegzistuoja kaip substancija, kad kaip kažkas tai tikro. Neegzistuoja. But more as a psychological function of having a defense. O kaip psichologinė funkcija, kuri mums padeda apsiginti. Yes, I understand the function when you say function. Yeah. I can understand that Okay. it has a Aš galiu function, suprasti, but kaip- still it exists, doesn't it? The ego. Bet jis egzistuoja, ar taip, ego? A function is just a function. It doesn't exist, right? Funkcija, sako, yra tik funkcija, jinai neegzistuoja. It exists as a function, but not as an independently creature. Aha, tai egzistuoja kaip funkcija, bet ne kaip atskiras kūrinys. Because the idea of a me Nes idėja, manęs paties idėja, who is responsible, kas atsakingas, who has to make the right decisions, kas privalo padaryti teisingus sprendimus, who is trying to control kas bando kontroliuoti and think that they have to fix everything ir galvoti, kad turi viską sutvarkyti and is never satisfied. Mhm. ir niekada nepatenkintas. Mhm. Mhm. That one does not exist as an independent creature. Šitas dalykas neegzistuoja kaip atskiras padaras, kaip atskiras kūrinys. It's a very interesting question. Labai įdomus. Okay. Because if we think, all of us on earth here, Mes visi šioje planetoje, visi Žemėje galvojam, that there exists something called me, kad egzistuoja kažkas, kuris vadinasi aš. or me, or ego, or whatever you call it. Ar aš, ar ego, Mhm. kaip norit vadinkit. Ego is a part of the me. Ego yra manęs dalis. And we believe that there's something here we can't see with our eyes, Ir mes tikime, kad kažkas, ko mes nematom savo akimis, but the parents told us, you have to behave. bet mūsų tėvai sako, tu turi gerai elgtis, You have to control yourself. turi kontroliuoti save. Go and brush your teeth. Eik ir išsivalyk dantis. Yeah, so there's some kind of me planted in us. Tai va, tai tas kažkoks aš, Mhm. Bet- yra įsodintas į mus. But they don't say where it is, Bet jie nesakė jums, kur tai yra. because they can't find it either. Dėl to, kad jie patys negali jo rasti. It's just an assumption, an idea Kažkokia idėja, that kažkoks tai, there is something here called me, kad yra kažkas tai toks, kuris vadinasi aš, which has a relationship to this body. kuris turi tiesiog santykį su mūsų kūnu. But it's not the body, Bet tai ne apie kūną. because if I cut my hair, this me will not shrink. Jeigu aš nukirpsiu plaukus, tas aš nesumažės. So it's something here we call me. Taigi tas kažkas va čia kažkur, kurį mes vadinam aš. Some people feel it inside the body. Kai kurie žmonės tai jaučia viduj kūne, It never sleeps. kuris niekada nemiega. It's a fantastic, powerful ghost. Kažkoks tai stebuklingas, labai galingas vaidmuo, He can create thoughts. kuris gali kurti mintis, He can make decisions. sprendimus priimti, He can control what is happening on the outside. gali kontroliuoti, kas vyksta iš lauko, He can tell the body what to do. gali pasakyti kūnui, ką daryti. This is the idea we have about this me. Tai yra tokia idėja, kurią mes turim apie tą aš. A powerful creature somewhere living here. Galingas kažkoks tai, kažkas tai tokio galingo, kuris gyvena manyje, Which we don't find if you look. bet kurio jų nerasit, jeigu ieškosit netgi. It's just a thought. Tai tik mintis. And everything what is happening can be explained without introducing this me as an explanation. Ir viskas, kas vyksta, gali būti paaiškinama vien to, kas
Kaip jis sakė? What did you say? Last sentence. And Last sentence. yeah, at everything which is happening, Ir viską, kas vyksta, thoughts arising, kyla mintis, decisions, sprendimai, controlling, kontrolė, doing, darimas. can be easily explained without introducing some kind of me doing all this. Gali būti labai paprastai paaiškinama be pristatymo to aš, kuris visą Just, tai just investigating. tiesiog stebint. We can't do it here because it takes a little time. Mes galime negalime padaryti to čia, kadangi tai užima laiko. But we're doing it more in detail in individual sessions and on courses. Mhm. Mes tai darome kursuose ir privačiose sesijose kartu. I understand when you say talk about control. I understand that if you have Kai jūs kalbate apie if you have no fears, you don't have to keep controlling everything. Then you Bet can just turite baimių, jeigu neturime baimių, tai neturime bijoti kažką you can kontroliuoti. you can let go and you can let the flow be Tada in your life. galima viską paleisti ir Right. pasitikėti. There's no And one letting go even. Sako, tai yra netgi ne tai, kad jūs kažką... Aha. Aha, sako. Who's gonna let go? Kas Yeah, paleis? okay. Yeah. Okay. Letting go is just happening by itself. Paleidimas I įvyksta see. savaime. Yeah. Even the word letting go don't have any relevance anymore. Doesn't mean anything. Ir tas paleidimas netgi neturi nieko bendro su šituo. Jis neturi jokios reikšmės. When things are just happening by itself. Todėl, kad viskas vyksta savaime. There's not any question of letting go. Nėra jokio klausimo, ar paleisti ar nepaleisti. It's just happening this way. Tai tiesiog vyksta šiuo būdu. Yeah. Yes. Yes. Yeah. Taip, Yeah. I think I understand a little bit more. Okay. A little bit. We can take it more individual session if you want to. Yeah. Thank you. Thank you. Galima daryti privačias sesijas ir pakalbėti šitą klausimą. So, okay, Artem had a question here. Is awakening like awakening inside a dream? Ar nubudimas yra kaip atsibudimas iš sapno? So in awakening state, the perception of reality is a perception of a dream. Tai ar nubudimo būsenoje tas priėmimas realybės yra taip, kaip priimi sapną? Yes and no. Taip ir ne. As usual, it's third but tonight. Trečias bet šiandien. Because it is seen that this is not real actually. Iš karto galima pamatyti, kad tai nėra tikra. Things are just rising and falling. Šitie dalykai pakyla ir nusileidžia. But this what is rising and falling is real. Bet tai, kas pakyla ir leidžiasi, yra tikra. But the interpretation of it from the thinking is not real. Bet mąstymo interpretacija nėra teisinga. Very important to understand this. Labai svarbu tai suprasti. What is called Maya in India? Kas vadinama Maya arba, kaip jinai, iliuzija. It doesn't matter that what is happening inside our thoughts, feelings, and sensations is not real. Of course they're real. Could you please repeat again the sentence? When we call Maya illusion, Maya iliuzija. it doesn't mean that what is happening is illusion. Tai nereiškia, kad tai, kas vyksta, yra iliuzija. The experience are coming, sound experience. Patyrimai ateina, vyksta. Thoughts are coming. Ir mintis ateina. Body sensations are coming. Ir kūno pojūčiai ateina. Feelings are coming. Ir jausmai ateina. They are real. Jie tikri. The ocean, the waves of the ocean. Vandenyno bangos. But the interpretation of it from the thinking. Bet interpretacija iš galvojimo būsenos. Oh, it's a real world here. Galvoja, kad tai tikras pasaulis čia. The thinking is constructing a world out of the experiences. Mąstymas sukuria vaizdinius, kurie yra už šitą pasaulio ribų. And wars are happening in reality.
Ir taip pat vyksta realybėj. But that is not true. Ir tai nėra tikra. The world and the story is a mental construction. Pasaulis ir istorijos yra mentalinė konstrukcija. And that is seen in the awakening or in the oneness moment, I would say. Ir tai yra matoma, kai esate vienio būsenoje, aš sakyčiau. That is not serious. Tai nėra rimta, It's not important. tai nėra svarbu, It's a movie tai yra filmas. or a theater play because it seems to be 3 dimensions. Arba, pavyzdžiui, teatro vaidinimas, nes tai yra tridimensinis dalykas. But nothing is really happening. Bet niekas iš tikrųjų nevyksta. It's just this presence or being showing itself as this phenomena rising. Čia tiesiog tas atrodymas, kad vyksta, yra kaip fenomenas, kuris pakyla. Where, without thinking, there will be no story. Be galvojimo nebūtų jokios istorijos. And that is seen in the oneness moment, not awakening really. Tai pamatysite ne nubudimo momentu, bet kai esate vienio būsenoje su viskuo. We can define awakening in many ways. Mes galime nubudimą apibrėžti daugeliu būdų. Let's call it when we see the truth. Galime pavadinti tai, kad tuo met, kai mes pamatome tiesą. It may feel like there's some kind of awakening inside a dream. Tai gali jaustis kaip kažkoks nubudimas viduje sapno. But it's still real in the sense that there's a role of playing a guy inside the dream. Bet vis tik yra pajautimas, kad kažkoks tai asmuo vaidina tame vaidinime. And it is seen where the dream is coming from. Ir reikia pamatyti, iš kur tas sapnas ateina. The ocean is showing itself as waves. Vandenynas išreiškia save, parodo save kaip bangas. This existing, this being state that we meet in meditation shows itself as the story. O tas, the being that we meet in meditations. Ir ta būtybė, būsena, kurią mes sutinkame meditacijoje. Is not only showing itself as stillness. Ir ne visada parodo save kaip rimti. But also shows itself as something moving. Kartais parodo save kaip kažkas judėtų. Some phenomena coming and going. Kažkokia fenomenalus dalykas ateina ir išeina. We call it experiences. Mes turime patirtis. Body sensations. Kūno pojūčius. Thoughts. Mintis. And then all this is interpreted by the thinking. Ir visa tai yra mąstymo, galvojimo interpretacija. And the story is created. Ir tokiu būdu gimsta istorijos, pasakojimai. So it's a mental construction. Taigi tai yra mentalinė konstrukcija. That is seen very clearly in the oneness awakening moment. Ir tai labai aiškiai pasimato, kai esate vienio būsenai arba nubudimo būsenoje. And the irresponsible person is not there anymore. Ir tas atsakingas asmuo, jo nebėra, tiesiog daugiau jo nebėra. It's a discovery that was only a thought. Tada suvokėt, kad tai yra tik tai mintis. If Krister has a role to play as a responsible person in the story, jeigu Kristeris turėtų vaidinti rolę atsakingo asmens, he will continue to play that after enlightenment also. Jisai ir toliau vaidintų tą rolę po nušvitimo. Because that is his role to play. Dėl to, kad tai ir yra rolė, kurią jisai vaidina. But there is no responsible person behind that role playing. It's just part of the script. Bet tada jau nebėra to atsakingo asmens už šitos rolės. Tai yra tik tai tekstas, sakykime, kurį aktorius turi pasakyti. Is that an answer to your question, Artem? Ar aš aiškiai atsakiau į tavo klausimą? If you're still here. I don't know if you're still here. Jeigu tu vis dar čia. Okay, he said yes. Parašy. Anyone else having any question for today? Ar dar turite kokių klausimų šiandienai? And as you know, this is the last meeting before the course starts tomorrow.
Ir jeigu žinote, šiandien yra paskutinė meditacija, rytoj prasidės kursas. So we will have a little break. Taigi mes turėsime šiokią tokią pertrauką. We meet each other 17th of December Ir susitiksime 17 gruodžio, for some days before we go to Sri Lanka for a visa. prieš tai, kai mes važiuosime į Šri Lanką. Thank you very much for today. Ačiū visiems labai už šiandieną. Thank you very much, Krista. Thank you, and thank you, Jolanta, for translating. Ir ačiū man už vertimą. Nežinau, I'm not sure if somebody needed. Is there any Lithuanian? No, but they will see it on YouTube. Okay, thank you. Because Yeah. I was, is there a point that I'm translating? But Valdon is here also. Okay. Thank you. Okay. See you then. See you all.